Iš kur kilęs žmogus, kas tolimiausi protėviai? Norint ištirti jo kilmę, reikia grįžti į epochą, kurioje atsirado primatai, pastarieji gyvena miškuose ir laidėja medžiais. Mūsų kilmė tikras galvosūkis. Žmogus nėra kilęs tiesiai iš tam tikros rūšies. Laikui bėgant rūšys nyko arba vystėsi perduodamos tai, kas buvo itin joms būdinga. Pavyzdžiui, stuburo laikysena vertikaliai. Visas teorijas gali pakeisti vienas atradimas, toks kaip 2000 metų Kenijoje rastas 6 milijonų metų senumo homonidas. Jis buvo labai išsivystęs, net iki šiol žmonijos protėviais laikyti australopitekai. Aš noriu jums papasakoti apie žmonijos evoliuciją. Iš primatų maždaug prieš 65 milijonus metų atsiradusi žinduolių hominidai išsiskyrė organizuotų socialinių gyvenimų ir dideliu vikrumu, tai didžiosios beždžionės. Prieš 8 milijonus metų dėl žemės plutos skilimo Afrikos didžiosios beždžionės pasidalijo į 2 grupės. Pagaliau atėjo laikas apidumams. Apidumai gyveno Šiaurės Amerikos miškuose. Jie gyveno prieš 36-30 milijonų metų. Apidumai buvo beždžionės ir apaugę kailiu. Apidumai šokinėdavo ir šokinėdavo visas būrys. Apidumai gyveno, kaip sakiau, jau būriais. Ir maistas apidumų buvo toks. Jie nebuvo ten labai jau kad bauginantis mėsėdžiai, bet buvo geri taikų žolėdžiai. Mito, kaip sakiau, jau žolėdžiai, bet to laiku ne žolė buvo, o vaisiai. Tai vaisiais mito. O palikuonis apidumai atsivesdavo, o kaip jau buvo tas vaikas vis tiek mažas, tai jau truputį dar nežinantis to pasaulio, kur apidumai gyvena, tai kartais ir nuklysdavo, tai apidumai visas būrys turėdavo ieškoti. Ir štai va, kokie yra apidumai. Australopitekai. Australopitekai gyveno prieš 6 milijonus metų dabartinėje Afrikoje. Australopitekai buvo 1,50 m ir sverdavo iki 25-50 kg. Taip pat nuo priešo australopitekai gindavosi greitai bėgiodami, laipiodami medžiais. Ir jų maistas buvo toks. Jie rinkdavo vaisius, bet ėsdavo ir kitų gyvūnų sumedžiotomis aukomis. Australopitekai buvo labai panašus į beždžiones. Australopitekai išvertus reiškia yra pietinė beždžionė. Australopitekai vaikščiojo ant 2 kojų ir gyveno bandomis. Australopitekai jau turėjo plaukus ant savo galvos. Tai tiek žinių apie australopitekus. Homo habilis. Iš australopitekų išsivystė Homo habilis. Homo habiliai buvo 1,20 m, 1,50 cm aukščio ir buvo jau išsivystę šitie dantys. Kandžiai taip pat buvo išsivystę.
Homo habiliai buvo, jau gyveno grupėmis, pamatė, kad taip lengviau nuo laukinių žvėrių apsisaugoti ir kad jiem būdavo šilčiau ir kad jie jau išmoko statyti palapinę. Pėdsakai buvo rasti Tanzanijoje, Homo habiliai taip pat buvo sumanus, taip pat kaip australopitekai švelnesni subros, kurie ėdė vaisius, taip pat ir Homo habiliai ėdė vaisius. Dar Homo habiliai ėdė mėsą, nes tai irgi jau buvo jų gyvybės šaltinis. Pirmieji medžiotojai Homo habiliai taip pat gyvena prieš 200 milijonų metų. Homo habiliai taip pat kauliukus turėjo, taip pat kirvukus turėjo. Su tais kirvukais jie išmoko gamintis, kaip ginklas jų buvo. Galėjo daryti daug įvairių darbų. Tai tokios žinios apie Homo habilius. Homo erectus. Iš Homo habilių išsivystė Homo erectus. Jie pažengė dar tobulesnį žingsnį. O kokį? Jie įskėlė ugnį. Su ugnim Homo erectus atbaidė laukinius gyvulius. Ilgainiui Homo erectus apsistojo Afrikoje, bet kai ten ėmė daryti šilčiau, jis iškeliavo į kitas žemynus ir ten apsistojo. Homo erectus jau buvo geras medžiotojas ir trindavo ugnį su titnagais. Tuo laiku, kai gyveno Homo erectus, tai prieš 2 milijonus metų jau įskildavo ugnį. Taip pat sverdavo apie 70 kilogramų ir buvo 1,70 m. Sakyčiau, gana didelis. Pasisiuvo pirmuosius drabužius, suprasdamas, kad vyrai turėtų nenugyvakščiat ir tas pats su moterim. Homo erectus jau mokėjo laikyti ir įskelti ugnį. Tai tiek žinių apie Homo erectus. Neandertalietis. Ar jis buvo mūsų europiečių protėvis? Tiksliai dar mokslininkai neįsiaiškino. Neandertalietės moteris išaugdavo iki 1,60 m, o neandertaliečiai vyrai iki 1,70 m. Neandertaliečiai buvo grobuonis, medžiodavo tuo laiku gyvenusius mamutus ir megalocerus, gigantiškuosius elnius. Neandertaliečiai gyveno bandomis ir išrado ietis, su kuriomis gaudydavo žvėris ir turėdavo kailius, apsaugodavusius juos nuo šalčio. Neandertaliečiai sverdavo iki 70 kilogramų ir jau pradėjo piešti olose. Taip pat jie gyveno Europoje prieš 30 tūkstančių metų. Ir mokslininkai išsiaiškino, kodėlgi neandertaliečiai išnyko. Ogi todėl, kad prieš 10 tūkstančių metų, kai pasibaigė didysis ledynmetis, išnyko mamutai ir megalocerai. Neandertaliečiai neturėjo ką valgyti ir galiausiai išnyko. Neandertaliečiai pirmieji pradėdavo laidoti mirusiuosius ir taip jų mirusiusių laidojimų yra rasta mokslininkų. Tokios žinios apie neandertaliečius. Homo sapiens, dar kitai vadinamas kromagnoniečių. Homo sapiens buvo labai panašus į mus, taip pat mito paukščiais, įvairiais antimis, kurapomis, smulkesniais paukščiais. Homo sapiens buvo aukštas, vyrai buvo 1,70 m. Aš dar norėčiau jums perskaityti vieną tokią straipsnelį. Na ir pasiklausykite. Amerikos atradimas. Sumažėjus jūrų slygiai Homo sapiens
nuolat nesušlapdamas kojų perėjo Aziją, nuo Amerikos skirianti Beringo sąsiaurį. Jie greitai įsikūrė šiuose naujose žemėse. Aš dar norėčiau pridurti, kad Homo sapiens sapiens ir prisiaugino laukinius gyvulius, ožkas, karves, vištas, gaidžius. Dar jis turėjo taukinę lempą, su lempa jis galėjo ir pasišviesti. Įsidėmėkite, kad Homo sapiens sapiens pirmą prisijaukino vilką, o tik paskui pamatė, kad šunys yra daug naudingesni, atstumė vilką ir prisijaukino šunis. Homo sapiens sapiens taip pat jau tikėjo, šūkavo, rėkavo, jau mokėjo susikalbėti. Kromanioniečiai, kadangi tai vadina Homo sapiens sapiens, jie piešdavo olose, taip pat pradėdavo pastolius gaminti. Pirmieji pastoliai būdavo iš šiaudų. Tada supratė, kad papūs vėjas ir pasidarė iš kerpių, o paskui iš akmenų. Homo sapiens sapiens dar buvo ir žemdirbys. Prieš 9000 metų prasidėjo Homo sapiens sapiens žemdirbystė, o po to jau prieš 3000 metų senovės Egiptas. Tokie buvo mūsų protėviai Homo sapiens sapiens. Tad gal dar žmonijos evoliucija tęsis, o gal dar ne. Iki, mielieji, iki. We'll be right back.